Tai va dabar, reiškia, kaip galima iš aerodinaminių vibracijų pasižiūrėti, kas ten tas yra. Prezidentas praėjo kokią procedūrą tampant prezidentu praeina, kaip yra tas įvardijimą. Visi girdėti. Inauguracija. Kas per tvajų, ta inauguracija yra, kas galėtų dabar pasakyti, ką tai reiškia, iš kokios tai kalbos sudėtinių žodžių, ką tai reiškia. Aš ilgai knisau, bet žinau, kad atkasiau. Pats, žinai, ir pasufleravo, aš ilgai kasiau, man pasufleravo šitą kanaliuką pareklamuosiu, žinai, gaunus. Reiškia, inauguracija. In tai, in krypties kažkur į, ne iš, ne ap, bet į vidų kažką. Kas tas auguracijas, žinai, kaip interpeliacija kokia nors, interpacija. Karočią, Gediminas ekstirpacijas, inauguracija. Tai dabar auguras, žinai, pasiknisau, žinokit, gaunas taip, senovės Romos pareigūnas, bet labiau žynys, kuris toliau, dabar klausykite, žinai, interpretavo dievų valią pagal įvairius ženklus, pavyzdžiui, paukščių skrydį ir klyksmą, šventų vištulės, gyvulių judesius ir balsus, dangaus reiškinius ir kitus gamtos reiškinius, žinai. Tai inauguracija yra inaugurus, pašventimas į tą augurą, į tuos žynius. Inauguracija. Tai prezidentas yra pašvestas į vietinius augurus, žynius. Ir ne tik tai tas, bet konstitucinių teismų teisėjai irgi inauguruojami ir ten jie prisiekimi ir visa kita. Todėl jie, blėt, pas visokias vištas ir taip toliau šneka su tokiom konstituciniam dvasiom iš dangaus ženklų ir kavos tirščių burdami, žinai. Ne, čia konstitucijai nesvarbu, kad parašyta taip, kas čia dabar paskutinis ten.